Pirmiausia, buvo patvirtinti treneriai. U20 rinktinės, vaikinų rinktinės treneriu tapo Donaldas Kairys. Merginų U18 Vytautas Pliauga. Tai čia tokie, sakykime, svarbesni dalykai. Toliau diskusija buvo dėl dvigubų licenzijų tarp lygų. Tai dar kartą paskutiniam susitikimui padarysim bendrą tokį apskrito stalo diskusiją su LKL, RKL, NKL, nes mums šitą klausimą reikia diskutuoti iki ataskaitinės konferencijos. Tai kaip ir rastas sprendimas, bet norim viską aprašą pasidaryti. Toliau diskutavimas gal buvo daugiau diskusijų išsivystę dėl universiados, nes esame iš principo nustebinti, kad nesame užregistruoti dalyvauti universiadai, nes čia, kaip sakyti, ir pasiekimai buvo tikrai neblogi ir rezultatai, bet gal mūsų tikslas buvo, kad būtų kooperuojamos lėšos kartu su Švietimo ministerija, tai irgi čia argumentai neaiškus ir kol kas tos komandos neturėsim. Aišku, irgi čia buvo daugiau diskusijų prieš porą metų, kadangi universiada nėra įtraukta į jokias valstybinės skatinimo programas ir už tai, už pasiekimus niekada nebuvo skiriami taškai. Ta pati ir olimpinis, jiem nėra piramidės dalis, kas yra įėjimas nuo Europos pasaulio iki olimpiados, universiada savo vietos niekur neranda. Tai tikimės, kad ateityje tai bus ištaisyta ir universiada ras savo svarbą, nes tai yra vienas iš didžiausių renginių, neskaitant turbūt pasaulio, Europos ir olimpinių žaidynių. Jau, kaip sakyt, nusistovėjusi mūsų programa, kad tikslai yra vaikinam jaunimui, kas dalyvaus U16, U18, U20 ir pasaulio čempionate U19 yra 1-8 vieta. Tai išlikti elite, nes visi treneriai ir sportininkai tikrai siekia ir medalių ir noras laimėti medalius. Merginom išlieka tas kuklesnis pasiekimas, tai 5-12. Vėl norim pasikartoti, kodėl 1-8, nes olimpiadai 1-8 yra olimpinės prizinės vietos skaitomos, tai ir mūsų tikslas yra toks, kad įsikelti tikslus ir juos bandyti vykdyti. Vyrų rinktiniai, tai tas pats pasaulio čempionate užimti 1-8 vietą ir tęsti arba tiesiogiai patekti į olimpinės žaidynės, arba tęsti kovą į olimpinių žaidynių patekimą.